Labas rytas, mėly vegetarai. Taip, vegetarai. Iš tikrųjų jūsų nepamiršau ir visai neseniai prisiminiau, kad jums dar nieko negaminau. Tad šis rytas yra skirtas jums. Mes gaminsime troškinį, daržovių troškinį. Ko gero visi puikiai prisimenate filmuką Letroškinys. Kaip tik tą patį letroškinį mes ir darysime. Tik jis šiek tiek atrodys kitaip, tačiau skonis nepakis. Mes naudosime papriką, pomidorus, baklažaną, cukiniją, petražolę, svogūną, lauro lapelį, česnaką, pipirus, grietinėlę, liesą jogurtą, alyvuogių aliejų, šiek tiek čiobrelio ir rozmarino, be abejo druskos ir nepamirškime pasiimti siūlą. O visų pirma, mums reikia pasiruošti pomidorus. Pirmiausiai mes supjaustysime į ketvirtadalius, per tą laiką galite užsikaisti vandenį ir galime dėti į vandenį. Palaikykime vandenyje apytiksliai 30 sekundžių, gal šiek tiek daugiau. Pavirę galime nuimti pomidorų žievelę. Pilame šiek tiek aliejaus ir paliekame jį įkaisti. Imame baklažaną ir pjaustame jį stambiais gabalais. Pjaustau į 6 arba 8 dalis. Ir dabar galime viską sudėti į kaitintą aliejų. Kuo plonesniais griežinėliais cukiniją pjaustysime, tuo mūsų troškinys bus skanesnis. Taip pat dedame į keptuvę, kur kaitinasi mūsų baklažanai. Imame papriką. Ir dabar pjaustome netaisyklingais, tačiau ne visai smulkiais gabalėliais. Susmulkiname svogūną, susmulkiname česnaką, šiek tiek pamaišome ir paliekame maždaug 10 minučių pakepti. O dabar darysime puokštę. Imame šiek tiek rozmarino. Mums iš tikrųjų užtenka vienos šakelės. Šiek tiek čiobrelio, lauro lapelį ir viską surišime siūlu. Čia toks nepakartojamas kvapas, o kada įdėsime į troškinį, bus fantastika. Štai taip, supilame pomidorus, įberiame šiek tiek druskos ir truputį pipirų. O dabar galime uždengti dangtį ir palikti troškintis apytiksliai 20 minučių. Per tą laiką mes pasidarysime padažą. Mums reikės česnakų. Dabar tiesiog ant česnakų dedame šiek tiek petražolių ir smulkiname jas ant česnakų. Dedame į dubenėlį, kur maišysime padažą. Įdedame kokius 3 gerus šaukštus lieso jogurto. Įpilame grietinėlės. Grietinėlės reikia pilti apie 150 ml. Ir gerai viską išmaišome. Įberkime į padažą šiek tiek druskos ir truputėlį pipirų. Nuskinkime šiek tiek ir tiesiog pabarstome čiobrelį į mūsų padažą. Čia yra fantastika. Šitą padažą galite naudoti ne tik tais prie daržovių troškinių, tačiau jisai puikiai tinka ir prie žuvies patiekalų. Pabandykite. Fantastika. Dar minutėlę ir galėsime serviruoti. Išimame mūsų puokštę, o dabar galime ją padovanoti kam nors. Tačiau nemanau, kad kas nors liks sužavėtas, nors kvapas yra puikus. Ir dabar galime užpilti padažą. Na štai, viskas baigta. Dabar jūs nepykite ant manęs, nes aš bėgu skanauti šio troškinio. Beje, apie kainą. Šio patiekalo gamybai jūs išleisite ne daugiau negu 6 litus. Gero apetito ir susimatysime rytoj.